Sveiki. Jūs vis klausėt, kasgi tai yra. Tie tokie trikampiukai įdomus, ar ne? Tai yra garsieji pinigų origamiai. Tai yra būtent tai, kas į jūsų piniginę trauks, gausins pinigus. Kaip jie atsiranda, kodėl jie naudingi mums. Vat čia padėsiu toliau trupučiuką. Taigi, čia 100 kupiūra, o čia 10. Vat paprastos 2 kupiūros. Svarbiausia kupiūrose yra skaičius. Šitame skaičiuje ir vat jeigu yra dar pasikartojanti šitame, tai yra labai stipri kupiūra. Svarbiausi skaičiai, kad jūs rastumėte 12, 28 arba 128. Šiuo atveju mes turim 28. Visiškai nesvarbu, kurioje vietoje išsidėsti skaičiai. Visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad būtų, gali čia būti, gali kitoj vietoj būti. Čia turim 28, o šitoj kupiūroj patikriname, turime čia 12, matot, čia turime 12, o šičia žiūrim, turim taip pat 12. Reiškia 2 kartus pasikartojantis skaičius. Reiškia šita kupiūra, šita 100 eurų vertės kupiūra yra daug stipresnė. Dar kas yra labai svarbu, kad šita kupiūra, jinai yra magnetas. Šitie nuostabūs origamiai, tai yra natūralūs pinigai. Ir kai jūs susilankstysite nors vieną origamį, jūs niekada negalėsite pasakyti, kad jūs neturit pinigų. Nes bet kurią minutę jūs šitą origamį galite išlankstyti ir toliau naudoti savo gyvenime. Tai yra labai svarbu. Taigi, pradėkime iš eilės. Skaičius jau pasakiau, 12, 28, 128. Kaip reikia lankstyti? Pirmiausia, mes turim paslėpti visus skaičius. Lenkiame šitaip. Lygiai tą patį galima daryti ir su 100 kupiūra ir tą patį darome su 10. Tinka tik 100 ir 10 kupiūros. Nesvarbu, kurios valstybės. Susilenkiam per pusę. Dabar mes užlenkiame kampiukus, nebus iki pat galo. Matote, trupučiuką liks, ar ne? Užlenkėme kampiukus. Padarom, kad stiprų būtų. Į vidų paslėpiam visiškai skaičius. Ir sulenkiam dar kartą per pusę. Gaunam tokį trikampėlį. Šitie kampiukai nėra lygus, šitas kampiukas yra smailus. Dabar mums yra būtina paslėpti šitą skaičių, nes šitoj pusėje nėra skaičiaus. Dar kartelį lenkiam, bet darom stačius kampus. Čia turi būti status kampas, čia turi būti, o šičia trupučiuką trūks. Bus status kampas iš šitos pusės. Ir užtvirtinam stipriai su nagais, užtvirtinam labai stipriai. Origamį susilankstime. Lygiai tokį pat origamį galima lankstyti ir iš 100 eurų kupiūros. Aš visada turiu 100, 10 turiu labai daug. Dedame prie kortelių, prie grinųjų pinigų. Piniginėje visada turėkite grinųjų pinigų, nes piniginė yra tam, kad jinai gautų energiją. Grinėjai pinigai, tai yra tekančioji energija, ir kai yra piniginėje pinigų, jinai tiesiog geriau teka. Taigi, ten, kur dedate pinigus, korteles, šitą nelaikykite čekių kartu su pinigais. Labai svarbu yra piniginės tvarka. Šitą origamį į piniginę dedame tiesiai. Čia jūsų pinigai sudėti ir jūs įdedate taip stačiai origamį. Bet prieš įdedant yra labai svarbu jį užkalbėti. Aš žinau, kad tu laikote savo sulankstytą origamį,
kad tu atėjai pas mane iš gausos. Prašau į mano piniginę pritraukti dar daugiau savo draugų, didesnių ir labai didelių, kad jie gausintų mano gyvenimą. Ir dar galite dadėti kažką tai iš savęs, savo kažkokį meilės išraišką, kažką iš savęs, tiesiog kas jums atrodys labai tinkama toj vietoj pasakyti, nes tai yra energija. Aš dažnai pinigus pakvepinu, nes jie mėgsta gerą kvapą. Ir tai gali būti ir aliejiniai kvepaliukai, teisingiau aš piniginę pakvepinu, sutvarkau, pakvepinu, į piniginę įdedu lauro lapą. Ir nes tai taip pat neigiamos energijos nuelektrina pinigų energiją ir lauro lapą reikia keisti gana dažnai, sakykime, kas 2 kokias savaitės, arba jeigu jisai staiga sulūžta, perlūžta, aptrupa, nelaikykit tokių. Piniginėse neturi būti nuotraukų, neturi būti tokių dalykų, kas nesusijęs su gausa. Tai gali būti tie vadinami varlytė laikanti pinigus burnoje, tai gali būti daug kitokių simbolių, bet viskas, kas susijęs su gausa. Tai štai, mielieji, garsieji origamiai, kurių dėka aš šiandieną negaliu net ištarti, kad aš neturiu pinigų, nes bent jau 2 šitus origamius aš visada turiu, o iš tiesų aš jų turiu gal 7. Tai vat jums, kadangi vis prašėte, kalbėjote, šis įrašas apkabinu, kadangi pinigai taip pat skaičiai, religija ir skaičių magija. Tada magiškai tvarkinkime savo pinigus.